Tai labas vakaras visiems, labai smagu jūs čia matyti susirinkusius. Mano vardas Mingailė, aš esu Markučių dvaro tyrėja ir renginių kuratorė, tai yra vienas iš Vilniaus miesto naujų padalinių. Šių metų pradžioje susiliejo su Vilniaus miesto muziejumi. Ir susiliejimas Vilniaus miesto muziejui mano galva įnešė įdomų ir vertingą dėmenį. Tai yra paveldą, kuris yra tik tai iš dalies lietuviškas. Vilnius yra tik tai iš dalies lietuviškas. Ypatingai, jeigu mes kalbame apie XIX amžiaus ir XX amžiaus pirmos pusės Vilnių. Markučių dvaras specifiškai yra vieta, yra paveldas, kuris yra svarbus ir reikšmingas pirmiausia Lietuvos rusų bendruomeniai. Ir vieta ilgainiui tapusi svarbia tikrai bent daliai Lietuvos rusų bendruomenės. Man atrodo svarbu yra tai, kad keičiant savo identitetą, nes žinia, ne vien tik tai vardas muziejaus Markučių dvaro buvo pakeistas nuo Aleksandro Puškino vardo muziejaus, tačiau ir literatūrinis pobūdis taip pat buvo jo atsisakyta. Einant labiau prie senesnės ir autentiškos istorijos, visą tai darant, man atrodo, yra svarbu nepamiršti to, kad klausimai, kurie yra susiję su rusų kultūra, su rusiškumu, su rusų tapatybė, su Rusijos, Lietuvos rusų skirtimi ir visais šitais dalykais, kad jie nebūtų nustumti į šoną, kad apie juos būtų kalbama, nes tai tikrai yra aktualu. Tai yra labai aktualu mums. Dalis mūsų yra rusai. Jeigu pasižiūrėti į Lietuvos valstybę ir visuomenę per pilietiškumą, per pilietybės prizmę, tai netgi galėčiau sužaisti žodžiais ir sakyti, kad dalis lietuvių yra rusai, kaip dalis lietuvių yra lenkai, dalis lietuvių yra lietuviai. Mes planuojame tęsti šitos pokalbius. Šiandien yra tik tai pirmasis iš viso ciklo. Pirmasis vyksta Vilniaus muziejuje dėl tos priežasties, kad atspirties tašku pirmai diskusijai buvo Markučių dvare rodomas Senojo teatro spektaklis, Tado Montrimo režisuotas Antono Čechovo Dėdė Vania. Tai kol vyko spektaklis, Markučių dvare, kaip ir Senajame teatre, nelabai buvo vietos diskusijai susiburti, tačiau išėjo labai gerai, kadangi esame parodoje apie komunikaciją, jinai štai vat jūs supa, ir šnekėsimės klausimų, kuriuo yra sudėtinga komunikuoti ir kuriuo yra sudėtinga šnekėti. Tai daugiau nebeužimsiu intro svarbaus eterio laiko, pristatysiu kalbėtojus. Šiandien, kadangi atsispiriame nuo spektaklio ir nuo teatro, tai dalis diskutantų yra stipriai susijęs su teatro sritimi. Diskusiją moderuos aktorius, režisierius, dramaturgas Aleksandras Špilevoj, štai su mikrofonu. O klausimą, kuris bus pristatytas, padės mums išnagrinėti Ramunė Balevičiūtė, muzikos ir teatro akademijos profesorė, teatrologė, filosofas Paulius Gritėnas ir Andrius Jevsejevas, kultūros kritikas, eseistas ir vertėjas, irgi žmogus tampriai susijęs su teatru. Tai labai prašau. Labai ačiū. Ačiū ne tik už pristatymą, bet ir už galimybę iš principo šiais laikais kalbėti šioje vietoje šią temą. Ir noriu gal pradėti nuo to, kad kai pats sulaukiau kvietimo dalyvauti šioje diskusijoje ir ją moderuoti, išties pats negalėjau iki galo savo sąžiningai atsakyti, kaip aš jaučiuosi dėl to, kiek aš pasiruošęs jau šiandien kalbėti šią temą. Ir kai galiausiai nutariau, kad norėčiau pabandyti pagvildenti šią temą su pašnekovais, jeigu atsirastų žmonių, kurie bus pasirengę ne greituoju būdu pateikti akivaizdžiausius atsakymus, bet iš tikrųjų patyrinėti šią temą, pagvildenti ją. Tuomet pradėjau skambinėti
galimiems pašnekovams. Ir tiesą sakant, mes iš pradžių įsivaizdavom, kad jų bus 4, o ne 3. Ir tas 4. asmuo keitėsi N kartų, nes buvo ne vienas žmogus, kuris atsisakė ir nedalyvavo šioje diskusijoje. Atsisakė dėl labai įvairių priežasčių, bet aš suprantu, kad galbūt kažkam galėjo būti viena iš priežasčių nedalyvauti šioje diskusijoje, tiesiog tas metas ir ta tema ir tai, kaip galima šiandien įvairiai vertinti netgi bandymą kalbėti apie rusų kultūros vietą Lietuvoje karo akivaizdoje. Todėl aš esu labai dėkingas kiekvienam iš jūsų, kad sutikote būti čia ir manau, kad mes galime pradėti nuo tokio paradoksalaus fakto. Mes turime Vilniaus senąjį teatrą, kuris dar visai neseniai vadinosi Lietuvos rusų dramos teatras. Ir Pavel Lavrinec vienoje savo paskaitoje priminė, kad Lenkų aukotojai, kurie rėmė to teatro atsiradimą ir statymą, jie išreiškė valią statant šį teatrą, kad jame niekada neskambėtų rusų kalba. Matome, kad istorija ir pasaulis pasisuko taip, kad kurį laiką ten skambėjo vien tik rusų kalba, o tuo metu Markučių dvaras visiškai priešingai. Tuo metu, kai dvaras buvo perleidžiamas valstybei, tuo metu buvo išreikšta Varvaros Melnikovos valia, kad ši erdvė, šis pastatas, jis būtų skirtas būtent Aleksandro Puškino literatūros vystymui arba jo populiarinimui ir tam, kad mes vėl ir vėl prisimintume galbūt pirmiausiai tą kūrėją, o kartu ir, žinoma, pačią rusų kultūrą. Tačiau matome, kad šiandien jis net jau nebesivadina Aleksandro Puškino dvaru ar muziejumi. Taigi štai taip kartais viskas kinta, nepaisant tų, kas tai pradėjo, kokią intenciją ir kokią valią turėjo. Taigi šiandien irgi matyt yra laikas, kai mes įsivaizduojam, kad rusų kultūros padėtis ir pozicija turėtų būti vienokia. Rytoj galbūt mes jau turėsime kitokią nuomonę, tačiau aš manau, kad jau net ir šiandien tų nuomonių yra labai įvairių ir jos gyvena vienu metu. Ir dėl to norėčiau ir pradėti būtent nuo to, kad mes pirmiausiai apsibrėžtume, kas yra ta rusų kultūra ir pabandytume tada jau kalbėti apie jos padėtį mūsų šiandienos Lietuvoje. Taigi visų pirmiausia, aš galbūt ir norėčiau užduoti šį klausimą, kaip mes suvokime patį terminą rusų kultūra. Čia šitaip, ne? Aš galvojau, čia drąsiau bus. Dėkui Aleksandrai, dėkui diskusijos organizatoriam. Aš kažkaip glaustai pasistengsiu pasakyti daug dalykų, kuriuos noriu pasakyti. Taip, atsakant į tavo klausimą, pradant jį atsakyti, reikia turbūt pasitvirtinti kelis dalykus. Pirma, kad mūsų viešoje erdvėje dėl visiems suprantamų aplinkybių yra labai emociškai žiūrima į šitą klausimą, jis yra labai jautrus. Ir tai yra suprantama dėl to, ką daro valstybė, kuri asocijuojama su šita kultūra ir jos piliečiai, kurie yra tos kultūros šiuolaikinė dalis. Bet man atrodo, kad ydinga yra, arba tiksliau net nevaisinga diskusijos prasme, jeigu mes priimsim tam tikras tezes, kurios dabar tvyro ore ir kurias priėmė, mes galėtume išsiskirsti. Tai pirma tezė būtų, kad visa rusiška kultūra yra tapatintina su Rusijos valstybė. Tokiu atveju nėra ką kalbėti turbūt ir tai, ką daro dabartinė Rusijos valstybė, visiškai diskredituotų visą rusišką kultūrą, bet mes puikiai žinom, kad yra daugybė pavyzdžių oponuojančios kultūros ir galima sakyti, netgi ta tokia vaisingiausia Rusijos kultūros dalis ir yra dažniausiai disidentinė, oponuojanti, besipriešinanti, gyvenanti tokiuose paribiuose. Kita tezė, kuri irgi taip pat lengvai priimama ir kuri turbūt daugam leidžia lengviau gyventi, tai kad rusiška kultūra neturi nieko bendro, kas vyksta dabar su Rusijos valstybė ir kad nemaišykim kultūros su politika. Tai taip pat klaidinga, absoliučiai klaidinga tezė ir akivaizdu, kad rusų kultūroje yra kažkokie dėmenys, kurie
iš dalies atvedė ir prie tų politinių, sisteminių sprendimų, kuriuos mes matom dabar, galbūt net labiau ne politinių, tokių filosofinių laikysenų, kurias turi rusų tauta. Tai jeigu mes šitas dvi tezes jau pašalinam iš mūsų diskusijos, susirinkom čia iš tikrųjų pakalbėti ir pasiaiškinti, kur yra tie susikirtimo taškai, tai man atrodo, dabar yra kaip tik tas svarbiausias laikas turbūt kalbėti apie tą rusišką kultūrą, vien dėl to, kad suprastumėm pirmą, kas nutiko su pačia Rusija ir pačia rusų tauta, kad ji puolė į tokias tamsumas moralinės, kuriuose jį dabar yra. Kitas dalykas, kad turbūt nusistatytumėm savo santykį su rusiška kultūra, kuri darė mum įtaką ir dėl to, kad norim ar nenorim, to buvo okupacinis laikotarpis, bet kita vertus ji visą laiką buvo artima kažkur šalia esanti ir daranti įtaką vienaip ar kitaip ir turbūt visi čia sėdintis salėje yra vienaip ar kitaip perskaitę ar Dostojevskį matę, ar Čechovo spektaklį, ar kažką kitą ir to jau iš savo atminties negali ištrinti. Tai aš turbūt nebūčiau iš tų, kurie lengvai atsako į klausimą, kas yra ta rusų kultūra, bet man akivaizdu, kad jie akivaizdžiai peržengia dabartinės Rusijos valstybės ribas, bet kita vertus jinai darė įtaką ir iš jos yra labai daug pasiimta tam, kas sukurta su dabartinė Rusijos visuomenė. Atskiras klausimas turbūt, kuris irgi galėtų būti mūsų diskusijoje, kas yra ta lietuviškoji prieiga prie rusų kultūros, nes kultūra eina kartu su kalba ir kartu su kilme, kartu su kažkokiu savęs tapatinimu su dalykais. Tai man atrodo, labai svarbu būtų ir taip mums permastyti, suvokti, kodėl dalis visuomenės grįžta prie šitos kilmės, grįžta prie savo tapatybės, kodėl neišvengiama ir kodėl tai turi būti diskusijos dalim. Tai nedrįsiu čia dabar patikinėti tavo drąsaus atsakymą, bet iš visų šitų dalykų išvardintų, man atrodo, kad reikėtų tiesiog turėti galvoj, kad dabar prasminga kalbėti apie rusų kultūrą ir kaip potencialą kažkokiam pokyčiui, kuris dabar galbūt atrodo tolimas, bet jis yra tam tikrų intelektualių žmonių, kalbančių rusiškai galvose, kurie nori gyventi kitokiam pasauliu su kitokia Rusija, kad ir kaip sunku patikėti, būtų mums dabar žiūrinti dabartinės Rusijos veiksmus, o kita vertus mes patys turbūt turėtum banalu, bet suprasti savo santykį su jie, nes ji nėra kažkokia mums svetima, nepažįstama ir to turėtum neslėpti. Tęsti tą vatį? Aš aišku, turbūt nieko protingesnio negu Paulius nepasakysiu, bet aš galbūt šiek tiek, kaip čia, asmeniškiau pasižiūrėsiu šį klausimą. Aš tik tai galvoju, gal svarbu paminėti, kad aš, kadangi pradžioj Mingailė pristatė mus, aš tiesiog esu ir Vilniaus Senojo teatro atstovas, tai galbūt aš labiau prisijungsiu paskui prie diskusijų konkretesnių apie galbūt Dėdę Vanę arba Markučių dvaro situaciją. Apie rusų kultūrą galvodamas, aš galvoju turbūt apie visą rusų kultūrą, įskaitant ir Rusijos kultūrą, įskaitant Lietuvos rusų kultūrą ir turbūt įskaitant, aš nežinau, ekspatriantų kultūrą turbūt visam pasaulyje, kažkuria plačiaja prasme. Tai šitas klausimas šiuo aspektu yra žiauriai platus ir nežinau iš tikrųjų, ką duotų tas kažkoks susikonkretinimas ir atsakymas iš tikrųjų. Turbūt taip, nežinau, aš nepapildysiu. Andriau, kol turi mikrofoną, aš ir norėčiau sukonkretinti tada klausimą. Mes stebėjome viešoje erdvėje, kaip Vilniaus Senajam teatrui teko priiminėti sprendimus dėl kai kurių repertuaro spektaklių, ką daryti su jais, nes kai kurie dėl dramaturgų, kai kurie dėl galbūt kitų kūrėjų, kurie atvyko ir kūrė Senajame teatre ir tuomet matyti ir teko atsakinėti į panašius klausimus, tik labai praktiškai, kągi laikyti kultūra, o ką galima laikyti galbūt hibridinio kažkokio karo elementais arba propagandos elementais. Kaip jūs savo atsakinėjote į šiuos klausimus, kažkokius kriterijus galbūt vis dėlto sugebėjote įsivardyti, kad galėtumėt nuspręsti, kas gali toliau turtinti ir Lietuvos kultūrą Vilniaus Senajame teatre, o kas vis dėlto turėtų būti nuimta? Aš manau, kad turbūt mes šitą sunkaus pasirinkimo etapą prašokom, kad turbūt jame daugiau turbūt teko dalyvauti ankstesniai vadoviai, nes mūsų komanda, kai prisijungė, reiškia, prieš 2 metus rudenį, tai praktiškai
kiek atsimenu, mums sprendimų dėl, sakykime, spektaklio nuėjimo tuo pagrindu, kad ar tai rusų autorius, ar tai dar kažko, mums jau teko praktiškai apie tai tik tai girdėti, kad tai buvo padaryta. Nesu tikras, galbūt mes kažkurio mūsų vadovybė, ta prasme, vadovas ir panašiai, galbūt savo parašų kažkurios tuos ankstesnius sprendimus ir patvirtino, šito negaliu pasakyti, tiesiog tiksliai nežinau. Bet kiek atsimenu, mes tokių didelių diskusijų dėl konkrečių spektaklių, va šiuo aspektu tikrai nelabai turėjom. Galbūt turėjom daugiau diskusijų kalbėdami apie estetiką, kuri galbūt kai kuriais atvejais mums atrodė ar pasenusi, ar galbūt atėjusi, sakykime, vėl iš tos kultūrinės terpės. Tai va čia galbūt buvo daugiau diskusijų, bet iš tiesų va tų tokių diskusijų net nelabai turbūt galėjo būti, nes spaudimas iš žiniasklaidos, iš politikų, iš visuomenės yra toks stiprus, kad iš tikrųjų nelabai yra ką diskutuoti, kokį sprendimą mums čia priimti, ta prasme, grinai mąstant racionaliai ir mąstant to kultūrinio objekto kažkiam kontekste turbūt labiau buvo mąstoma apie teatro įvaizdį iš tiesų ir kaip šitoje vietoje išplaukti, neprisidarant savo papildomų rūpešių, papildomo darbo, į kurį šiaip tai iš tiesų mums dirbant teatre nelabai nori įsiveltis, mums iš tiesų nori koncentruoti į kūrybą, į meninę kūrybą ir panašiai. Bet šitie klausimai, kaip vaiduoklis, jie persekioja šiek tiek. Ir tai va tokių konkrečių pasirinkimų mums daryti kaip ir nereikėjo, bet principė mes visą laiką vis tiek gyvenam panašioje įtampoje ir galbūt tai nėra tiesiogiai susijęs su spektaklių nuėmimais ar nenuėmimais. Galbūt mūsų atveju tai labiau susijęs su naujais repertuariniais planais. Tai va šituo aspektu iš tikrųjų buvo daug permąstyta ir manyčiau, čia yra ir iš mūsų teatro keletas žmonių, kurie turbūt galėtų patvirtinti, kad ta kryptis iš tiesų pasikeitė. Ir jį pasikeitė, nežinau, negaliu sakyti, kad jį pasikeitė, jį keičiasi, aišku, nes labai nedaug to laiko praėjo ir keičiasi irgi nelengvai, nes mums reikia ir galvoti vėlgi ne tik bendrai apie rusų kultūrą, net ne bendrai apie Lietuvos rusų kultūrą arba Lietuvos rusakalbę auditoriją, mums dar reikia galvoti ir apie mūsų teatro vidinius resursus, žmonės, kurie nori, nenori, jie buvo šitos valstybės išugdyti, jie gavo išsilavinimą rusų kalbą. Jie atėjo dirbti į teatrą rusų kalbą, tai yra jų pirminis darbinis instrumentas, mes negalime jo paimti ir taip tiesiog iš karto atimti ir dargi tuo pačiu tikėtis kažkokio meninio, kūrybinio rezultato, kas ir tarsi būtų mūsų įstaigos pirminis siekis. Tai va tokios dilemos galbūt labiau mūsų užpuolė stojus prie teatro vairo. Tai aš galbūt pratęsdamas šitą mintį norėčiau užduoti klausimą apie kainą, kuri mane labai domina. Kai mes nusprendžiame atriboti save nuo tam tikros kultūros ir tam tikro poveikio ir tam tikrų įtakų, tai mums kažkiek kainuoja. Kartais tai kainuoja komfortą, o kartais tai kainuoja ir mūsų, man rodos, štai ir kaina. Kartais tai kainuoja ir tai, kaip vystysis mūsų kultūra, nes akivaizdu, kad tam mūsų šiandienos pasaulyje, ko gero visais laikais, vis dėlto kultūros persidengia ir veikia viena kitą. Tai mano klausimas būtų toks, ar jūs jaučiat, ar svarstėt ir analizavo tai, kaip atsitraukimas nuo rusų kultūros paveikia mūsų vietos kultūrą. Ir visų pirmiausiai noriu šį klausimą užduoti Andriui, bet taip pat noriu paklausti to paties ir Ramunės, nes nors ir anksčiau iki karo Lietuvos muzikos ir teatro akademija turėjo minimalų kontaktą su rusų akademiniu lauku, bet vis dėlto kartais būdavo ir tam tikros dirbtuvės, kurios atvažiuodavo pravesti dėstytojai iš Rusijos. Tai kai karas prasidėjo, mano bent jau žiniomis, kontaktas nutrūko su jais, taigi ta kaina, kaip tai keičia mūsų kultūros lauką. Aš gal pasistengsiu per daug neišsiplėsti, nes iš tiesų vėlgi iš teatro praktiko pozicijų tikrai labai plačiai galima apie šitą klausimą kalbėti. Kokia kaina? Turbūt tos kainos mes dar nežinom iš tiesų, turbūt tik dabar, nežinau, kažkaip tai akumuliuojasi ar kas su jie vyksta. Aišku, pirminis dalykas turbūt su kuo mes susidūrėme, tai su žiūrovais.
su žiūrovų lūkesčiu, nes, tarkim, pakeitus tiesiog teatro pavadinimo nuo Lietuvos rusų dramos teatro iki Vilniaus senojo teatro, aišku, pirmas uždavinys mums buvo sugalvoti, kas tas senasis teatras, nes, aišku, tam tikra koncepcija jau ten konkurso rinkusio, reiškia, komisijos rinkusios patį pavadinimą buvo tarsi pasiūlyta, bet faktas, kad yra tokia labiau kaip žaidimo sąlyga galbūt. Ir aišku, mes mąstydami apie auditoriją nemąstėme apie tai, kad mums reikėtų atsitraukti konkrečiai nuo rusų kultūros. Mes labiau mąstėme apie tai, apie Vilniaus miesto veidą tiesiog istorinės plėtros kontekste ir vėlgi nuo ko ir Mingailė pradėjo, kad Vilnius yra daug plačiau negu tik lietuvių, negu tik rusų ir panašiai. Ir kadangi vėlgi šito teatro istorija suponuoja dargi kitus dėmenis, tai mes labai tiesiog nieko čia daug, nieko protingo labai nesugalvodami, iš principo nusprendėme pabandyti, kaip čia pasakius, integruoti tam tikrą lenkišką lygmenį ir pabandyti patraukti šitą segmentą. Šiek tiek. O aišku, mąstydami apie rusakalbę kultūrą, tai vėlgi čia ne mūsų nuopelnas, tai man regis dar Jonas Vaitkus, buvęs teatro vadovas, dar Lietuvos rusų dramos teatro vadovas, prieš kiek, turbūt 15 metų pradėjo dirbti su visų spektaklių vertimais į lietuvių kalbą. Aišku, tai yra titrai, tai galbūt nėra patogiausias būdas stebėti, žiūrėti spektaklį, bet mano galva čia yra neblogas tiltas. Tai va, kaip tą kainą sumažinti. Mes tiesiog nenorime prarasti žiūrovų iš tikrųjų, nes prarasdami žiūrovą, tai ne tik žiūrovai, kaip, nežinau, ateinantys žmonės sumokantis pinigus už bilietus. Šiuo atveju čia yra kur kas sudėtingesnė, man atrodo, misija, būtent mūsų teatro galbūt kontekste. Aš neišskiriu, ta prasme, kiti teatrai irgi atlieka labai svarbų vaidmenį net ir šitoj temoje, bet mūsų vis tiek tas darbas turbūt jisai reikalauja šiek tiek daugiau subtilumo. Tiesiog, kad mes turim labai artimą santykį iš tikrųjų tiek su auditorija, tiek su mūsų teatro darbuotojais, tiek su mūsų teatro istorija, kurios vėlgi mes negalim paimti ir iškirti, lyg jos nėra buvę. Arba ją sumenkinti vien dėl to, kad ji, tarkim, ta istorija tuo metu vystėsi sovietmečiu, kurį mes savaime tarsi norim sumenkinti. Kaip ir viską, ką mes atsinešame, arba daug ką mes atsinešame iš praeities, tarkim, vėlgi kalbėdami apie tos pačius besikeičiančią estetiką, sakykime, teatro, arba naujus ten tos lūkesčius susijusius su naujais ateinančiais kūrėjais kurti. Mes labai dažnai girdime tai, kad mums to seno rusiško teatro nereikia. Ir labai taip giliai galvojant taip, galbūt galima atsekti ten tas rusiškas, sakykime, šaknis, jeigu keliaujant ten per, aš nežinau, aktorystės meną, Stanislavskį ir panašiai. Bet iš tiesų keliaujant dar giliau turbūt galime tai atsekti vėlgi iki tos pačios Vokietijos. Tai man atrodo labai subtilus dalykas, tai yra kas tai yra rusų kultūra ir vėl čia. Tai gal perduosiu. Na jau šitos, kiek čia, 20-15 minučių parodė, koks iš tikrųjų kompleksiškas yra klausimas ir, man atrodo, labai gilias dvi įžvalgas pateikė Paulius pačioj pradžioj, sakydamas, kad reikia iš tikrųjų tokio iš esmės gilaus žvilgsnio į rusų kultūrą, nes tai, kas yra paviršiuje, jis labai dažnai nuveda ne ten. O jeigu mes negalime, neturime įrankių giliai analizuoti ir suprasti iš esmės, iš kur kyla tam tikri dalykai ir kokias tai turi pasekmes, tai aš vis dėlto palaikyčiau, kad šitoje situacijoje aš visiškai suprantu ir lygiai taip pat empatiškai žiūriu ir į senojo teatro kolektyvą, į visą bendruomenę ir lygiai taip pat jautriai į Lietuvoje gyvenančių rusų bendruomenę. Bet dabar situacija yra tokia, kad aš vis dėlto palaikau tą suspendavimą rusų kultūros. Taip, galbūt mes mokėsime kainą, kaip ir Andrius sako, niekas nežino, bet tai irgi galėtų būti tam tikras solidarumo gestas tos bendruomenės, kuri gyvena ir kuria Lietuvoje. Ką aš noriu pasakyti, aš tikrai nesakau, kad ir labai nenoriu, kad tai nuskambėtų iš kažkokios galios pozicijos. Jokių būdų, tai yra žmonės gyvenantis lygiai taip pat kaip mes šitoje šalyje. Bet man būtų kitas klausimas dar apie tą, reflektuojant tą klausimą, kas yra rusų kultūra, tai čia toks didelis irgi iš dalies filosofinis, bet ne tik klausimas, kiek kultūra apibrėžia žmogaus tapatybę. Didelė dalimi tiesa, bet, pavyzdžiui, Aleksandrai, kokios kultūros atstovas tu jautiesi, kokiai kultūrai tu atstovauji? Tai
Ne, gerai, gali ne dabar atsakyti, bet ką, kur link aš vedu? Mano kultūrinė šaknys, tai yra duotybė. Mes galim, tai yra, kaip ir sakai, ir mūsų ta visa istorija, teatro istorija, jinai yra tokia, kokia yra, tai yra, mes galim apsimest, kad to nebuvo, bet mes galim ir valios pastangomis, tam tikrais sąmoningais veiksmais, sąmoningais pasirinkimais formuoti, padarydami sprendimus, mokydamasi kažkokių naujų dalykų, suprasdami dalykus, priimdami kitą. Tai va čia yra tas sąmoningumas ir kritinio mąstymo momentas yra labai svarbu. Ir man turbūt kalbėsim apie tą repertuarą ir taip toliau, bet iš karto gal noriu pasakyti, kas man atrodo svarbu suprasti, užduoti šitos klausimus, ne aplinkui, kad kas bus, jeigu mes dabar nebestatysim Čechovo, ar mes čia labai nukentėsim. Nežinau. Šituo momentu aš susilaikyčiau, bet atsigręžčiau į kitą dalyką, atsigręžčiau į tuos realius žmonės, kurie gyvena čia. Kaip jie tai suvokia? Ar suprantat, ką noriu pasakyti? Tiesiog, nežinau, gal čia ir formų, galbūt dokumentinis teatras čia pasitarnautų, ar užduoti tiesiai tą klausimą, nebijant kažkokių nepatogių atsakymų ir nepatogių pozicijų. Ir tai bus šio laikinė kultūra, kuo mes gyvename. Jau galima prieš Aleksandrui pasirenkant pusės. Aš truputį sureaguosiu, man atrodo, kad problema ir didžioji įtampa šitoje diskusijoje kyla dėl ypač klasikinių kūrinių ir tų klasikinių kūrinių, kurie labai dažnai yra pateikiami be konteksto, be refleksijos, tiesiog pateikiami kaip pat klasika dažnai būna. Tai yra savaiminė vertybė, kanonas kultūrinis ir tai yra tikrai geri kūriniai, kurie įrašyti į istoriją. Man atrodo, aš šitoje vietoje būčiau prieš tą suspendavimo momentą, man atrodo, kaip tik reikalingas labiau posūkis mūsų požiūrio į kultūrą, ta prasme, kad mes nebeturim teisės viena vertus tų klasikinių kūrinių pateikinėti be refleksijos, be kažkokios diskusijos, be perskaitimo jų naujai. Tarkim, aš, pasiėmęs Dostojevskio užrašus iš Europos, ten jo dienoraščiai tokie yra, tu jauti tą tokią rusišką mesianizmą, ekscepcionalizmą, išskirtinumo dvasią, jauti, iš kur kyla tas sentimentas, kuris dabar, tarkim, Dugino filosofiniuose ten tose klejonėse atsispindi apie Rusijos išskirtinumą, rusai, jeigu nėra Rusijos, tai ir pasaulio nebereikia ir panašiai. Tai mes turim reflektuoti šitos dalykus šalia tos klasikos, mes turim pamatyti šitos elementus. Kitas dalykas, būtent rusų kultūra, ir man atrodo, dabar yra laikas išsitraukta geriausia kritika, kurį pati savo visuomenė yra pateikus. Tarkim, man atrodo, kad dabar mokyklinė literatūrai prie rekomenduojamų knygų tikrai turi būti ne tik, mūsų kūriniai, bet ir koks Solženicinas arba iš naujų Sorokinas, Opričniko diena, man atrodo, geriausiai aprašanti tai iš esmės, kaip gyvena dabartinė Rusijos politinė sistema. Tai šituos kūrinius ir šitą kultūrinę dalį, kuri pati geriausiai užčiuopia savo to baisumą, to totalinio režimo, tuos nusikaltimus, mes ir turim iškelti į viešumą, kalbėti apie tai, padaryti tai tos rusakalbės kultūros dalimi, kad, ta prasme, pastatyti kažkokį veidrodį, o ne suspenduoti save ir sakyti, va štai kai ateis laikas, mes apmąstysim, kas čia įvyko. Panašiai būtų turbūt su vokiečių kultūra 40-45 ir anksčiau dar. Ir tai nebuvo vaisinga. Akivaizdu, kad refleksija, kuri vėliau įvykusi, mums labai daug pasakė apie tai, kas nutiko su vokiečių visuomenė ir tai, ką į ją, kaip Vagnerio muzika staiga tapo kažkokiu totalitarizmo himnu, arba kaip panaudojami buvo, filosofų darbai nuo Nyčės iki Heideggerio, tam, kad pagrįstum kažkokius dalykus, bet tos kultūrinės analizės mes nesuprastumėm, kas vyksta dabar su visuomenė, negalėtumėm tai visuomenės daliai, kuri tapatybiškai asocijuoja save vis dar su rusų kultūra, parodyti, kas yra negerai, kodėl mes bijome ir kodėl jų valstybė tapo tokia, kokia yra. Atsiprašau šitą intervenciją. Ne, tai labai ačiū, aš labai trumpai tik tai sureaguosiu. Tai visiškai neprieštarauju tam kritiškam ir reflektyviam požiūriui. Aš tai noriu pasakyti, jeigu mes neturim tokio iš esmės skvarbaus požiūrio, tai geriau ir nereikia. Nes teatre yra, su tom sceniniam interpretacijom taip yra. Ne taip, tikrai, ko gero, nedaug yra pavyzdžių, kai per
klasikos pastatymą iš tikrųjų menininkai sugeba nebanaliai, aštriai, skvarbiai, nedidaktiškai kelti va šitos klausimus. Tai dažniausiai vis dėlto nuslysta į vieną arba į kitą pusę. Aš norėčiau tuo pačiu tuomet užduoti klausimą, jeigu jau mes kalbam apie klasikus. Ar mes šiandien išgirdę, nežinau, Wolfgango Amadėjaus Mozarto pavardę priskiriam jį konkrečios valstybės kultūrai ar pasauliniai kultūrai? Ar Williamas Šekspyras yra anglų kultūros atstovas ar pasaulinės kultūros? Ir tokiu atveju, kaip mums žiūrėti į tokias asmenybės kaip Levas Tolstojus, Fiodoras Dostojevskis ir kiti kūrėjai? Ar tai yra pasaulinės ar vis dėlto rusų kultūros atstovai? Aš nenoriu uzurpuoti, bet aš tai labai greit atsakysiu. Ir taip. Ta prasme, jų kūryba yra ir kilusi tam tikrame kontekste. Čia tu išvardinai Palauk Šekspyrą, turim, ne? Išvardink tą triadą Šekspyras. Mozartas, Ibsenas, tai galėtų būti... Taip, tai Mozarto tu negali atskirti nuo tuometinės Vienos, ar ne, nuo 18 amžiaus pabaigos. Šekspyro tu negali atskirti, mes dar šiandien kaip tik ir laidoje kalbėjome apie tai, kaip jo tematika yra iš esmės tuometinės anglų visuomenės arba tų tendencijų, to, kas vyksta tuo metu pasaulyje, to pokyčio perėjimo iš tokios visokiais statusais ir distancijomis pagristos viduramžiškos kultūros į tą kultūrą, kur žmogus ir jo emocijos, jo santykis su pasauliu tampa centru. Bet tai vyksta jo aplinkoje angliškoje. Tai tą patį turbūt galima kalbėti apie tuos rusų kūrėjus, kuriuos mes čia į pasaulinės kūrybos kanoną įtraukiam. Mes turim matyti ir išlaikyti turbūt tas temas ir tas įtampas, kurias jie pateikia kaip bendražmogiškas, tokias filosofinės egzistencinės patirtis, bet matyti ir kontekstus, kuriuose jie kūrė ir, čia kaip ir su Dostojevskio atveju, ta prasme, puikus rašytojas, bet tu matai, kad tas puikus rašytojas, kai pasisuka kalba apie politiką, staiga tampa, nepaisant visų represijų, kurias išgyveno, tokių rusiško mesionizmo teigėjų. Tai, nežinau, man atrodo, vėlgi, ydingos takoskyros, kurias mes prisiemam. Kalbėjau apie tai, kai mes tapatinam absoliučiai valstybę su kultūra arba atskiriam visiškai kultūrą nuo valstybės, tai panašiai turbūt ir tą pasaulinį ir lokalų lygmenį manom, kad yra žmonių, kurie, nežinau, pakilę tiek, kad jų nebeveikia jų artima aplinka. Tai šiuo atveju man atrodo, kad reikėtų matyti abipusės ir abipusės sąžiningai įvertinti. Prisiminiau, kad neatsakiau į klausimą apie nutrūkusius ryšius ir tą kainą, kurią galbūt mokėsime arba jau mokame. Bet vėlgi noriu sureaguoti. Man tai čia vienas yra intelektualų diskusijos. Ir žmonių, kurie turi supratimą, turi žinių ir turi gebą skvarbiai žvelgti dalykus. Bet visuomenė yra įvairi. Ir mes turim jaunus žmonės, kurie tik tai formuojasi savo supratimą. Tai čia ko gero reikėtų atskirti tuos dalykus. Šitą norėjau pastebėti, o antras dalykas, taip visiškai mes nutraukėme kaip aukštoji mokykla, bet tai čia visos mokyklos tą padarė, bet kokius ryšius ir jeigu klausia apie tai, kokią tai įtaką padarė ir apskritai ta visa mūsų, kaip žinia, teatrinė kultūra ir mokyklos šaknis, taip, yra rusų kultūroje, dabar tai yra ne tai, kad peržiūrima ten irgi, tam, kad peržiūrėtum ir kritiškai įvertintum, tam reikia intelektualinės energijos, reikia tokios sąmoningas pastangos, reikia tam laiko skirti specialaus dėmesio ir taip toliau. Tai galbūt nedaug kas tai daro iš tikrųjų, bet kokia kita pasiekmė, tai yra atsivėrimas toms kultūroms, į kurias mes anksčiau visiškai nekreipdavom dėmesio. Tai būdavo, Čechovas ir atsiprašau, aš antrą kartą miniu, kažkaip nieko čia nenoriu nei sumenkinti, nei ką, bet tai ir buvo tikrai labai, labai svarbi. Bet Čechovo pastatymai nuo seniausių laikų buvo labai svarbi kiekvieno repertuaro dalis. Ir ne be pagrindo, tikrai tai yra talentingai sukurta dramaturgija. Bet atsivėrimas kitoms, susidomėjimas
vertimais į kitų pjesių, atsigręžimas į kitas teatrinės tradicijas, metodus ir technikas, aš sakyčiau, kad šitas pašalinis poveikis yra labai produktyvus. Labai džiaugiuosi, kad buvo paminėta ir platesnė visuomenė, nes iš ties, kai mes kalbam, kaipgi mums elgti su ta rusų kultūra, mes kalbame dažniausiai su kūrėjais, tačiau Pauliau, galbūt pirmiausiai norėčiau apeliuoti į tave ir į tavo veiklos sritį. Jeigu mes pabandytume dabar pratęsti tą mintį, kurią nesikį viešai yra įgarsinęs dabar jau buvęs Lietuvos Respublikos kultūros ministras Šarūnas Birutis, tai atsparumas propagandai. Ir mes galbūt galime priiminėti vienokius ar kitokius sąmoningesnius žingsnius, tikintis, kad ir kiti suvoks, kodėl mes nusprendžiame kažko atsisakyti arba atvirkščiai kažkam suteikti sceną. Tačiau kaip tu matai, kiek šiandien dirbama su Lietuvos visuomenė, kultūros vartotojais, kad jie gebėtų lygiai taip pat darytis tam tikras sąmoningas išvadas, susidurdami su rusų kultūra. Nes jeigu mes galbūt teatruose, koncertinėse salėse, įstaigose apribojam visuomenę nuo rusų kultūros, matau, kad socialiniuose tinkluose pamažu vis daugiau atsiranda video su palydima foninė muzika rusų pop atlikėjų ir taip toliau ir taip toliau. Ir ypač pastebėjau tendenciją, kad jauniausiai kartai tampa vėl smagu atrasti rusų kultūros, bet vėlgi kokios rusų kultūros, tos, kurios mes neizoliuojam, tos, kurios mes nekeliam, apie kurią mes galbūt nežinom apie jos egzistavimą. Taigi, viską apibendrinus klausimas, ar yra šiandien dirbama su propagandos atpažinimu ir kokioj mes stadijai esame šiuo klausimu? Sudėtingas toks klausimas, daug sluoksnių. Pabandysiu atsakyti paprastai ir paaiškinti. Manau, kad ne arba nepakankamai. Tai, ką tu įvardinai, yra kitas diskusijos lygmuo, tai yra kultūros masiškumas, masinės kultūros įvairius dalykai. Ten visas šamanai, Timočiai ir panašus dalykai, jie jau veikia kitam lygmenį negu Čechovas, kur mes galim kalbėti. Ir iš tikrųjų, manau, kad yra keli registrai, nors nesutinku, kad viena yra intelektualų diskusijos, kita yra visuomenė. Man atrodo, kad labai svarbu ir labai didelis ginklas šitoje kovoje su buvimu kažkokio rusiškos masinės kultūros rėmuose būtų pokytis požiūrio į pačią kultūrą. Reikia pripažinti, kad mes patys, kalbėdami apie savo lietuvišką kultūrą, turim tokį labai abstraktų požiūrį į ją, labai tokį pozityvų, absoliučiai beveik nekritinį. Mūsų kultūroje įsivyravęs toks puikus kūriniai, puikus autoriai, viskas, kas vertinga, viskas, kas tautiška, yra savaime gera, absoliučiai nereflektuojant tų niuansų, kurie atveda galiausiai iš kultūros į politikos sritį. Kultūrai mums trūksta kritinio požiūrio, kritikos apskritai ir man atrodo, kad čia ne tik intelektualų užsiėmimas, bet ir patys žmonės turėtų būti ugdomi kritiškai žiūrėti kultūrą, kritiškai žiūrėti masinę kultūrą, ypač ir žiūrėti jos kažkokias prielaidas, kodėl negimsta. Tai ta prasme, kurią tu kalbi, man atrodo, čia yra truputį gilesnis lygmuo negu tiesiog propaganda, nes viena vertus propagandos atžvilgių tai yra tie instrumentai ir ten aš tikiu, kad ir VSD turi savo strategijas ir mes turim tokias politinės tam tikrus ribas, ar ne, kaip mes ką atsakom, kai įskrenda dronai ar kažkas tai, arba Rusija paleidžia kažkokią melagieną. Bet mes absoliučiai neturim būtent tai, kas vadinama minkštąja galia, man tas nepatinka, man atrodo, tai apskritai turėtų būti tokia pamatinė politinė kultūrinė diskusija, kodėl yra taip, kad jaunimas, kuris neauga rusiškoje erdvėje, pasirenka nudreifuoti tą rusišką erdvę, kodėl lietuviakalbis jaunimas netgi renkasi tą masinę rusišką kultūrą, su kuo jie saisto, kodėl yra toks nekritiškas jų požiūris į tai, kas vyksta, nes turbūt
dauguma tų jaunų žmonių, kurie klausosi, jie sakytų, kad, na, čia niekaip nesusijęs su mano politiniam pažiūrom. Nepaisant to, kad ten šamanas dainuoja, kad aš rusas ir dėl to aš pats geriausias pasaulyje, jie sakytų, ai, čia, žinai, tik tai daina ar panašiai manęs neveikia. Man atrodo, kad va tam lygmenyje čia nėra tik intelektualų diskusija, čia turėtų būti visos visuomenės diskusija, kokią įtaką daro masinė kultūra, kodėl mes pasirinkame vienas kitas masinės kultūros formas ir kodėl mūsų jaunoji karta natūraliai nudreifuoja į tą pusę, ką jį ten randa, arba iš ko tai kyla, iš kokio galbūt atskirimo santykio, galbūt ta rusiška kultūra, kuri dabar propagandinė labai daug yra statoma ant pasipriešinimo vakarams, kažkokių tradicinių vertybių, tokio kieto tradicionalizmo naratyvo, galbūt jie atranda čia vartotoje net ne todėl, kad yra rusiška, bet todėl, kad užpildo kažką, ko mes patys negalim duoti arba ko mes patys kritiškai nevertinam. Tai man atrodo, šita prasme pas mus trūksta būtent intelektualinio darbo apmąstant kultūrą ir kaip jį veikia net ir tuos, kurie nėra natūralūs pagal kalbą jos vartotojai. Čia mes, Andrius. Galbūt sekundėlę, Andriu, aš tik įsiterpsiu po Andrius pasisakymo. Aš labai norėčiau paraginti jūs užduoti klausimus mūsų šios diskusijos dalyviams ir mes mielai pabandysime juos atsakyti. Prašau, Andriu. Aš trumpai gal toks dar žemiškesnis požiūris į šitą patį klausimą. Aš vakar buvau vakare parduotuvėje Rimi Zarasų gatvėje. Tiesiog stoviu eilėje prie tabako, kurio aišku negali matyti, nes jis dabar visas yra uždengtas, nes jo matyti negalima. Ir stovi vargšė pardavėja ir priešais mane stovi du vyrai. Ir vienas vyras sako, man duokit geltoną kažko, tai aš neatsimenu, kurių ten tų cigarečių. Ir pardavėja nieko nesupranta, klausia, što, žmogus sako, geltoną bando paaiškinti, ta prasme. Šalia stovi kitas vyras, kuris piktinasi, kaip tas jaunuolis nešneka rusiškai. Aš sėdžiu, žiūriu, man ir vienas kvailas, ir trečias kvailas ir galvoju, Dieve, o Rimi patys kvailiausi, kaip iš viso nepasirengusi žmogui darbo rinką išleido, jeigu žmogus nežino geltonas spalvos, ta prasme, kaip jis gali parduotuvėje dirbti ir kažką atnešti. O iš ketvirtos pusės sėdžiu ir galvoju, kaip senojo teatro dramos kuratorius, galvoju, gerai, o kaip tokį žmogų integruoti, kažkaip tai padaryti mūsų visuomenės dalimi, kad kitą kartą galbūt jisai susikalbėtų kažkaip vienaip ar kitaip. Nes ten vėlgi tokia situacija, aš nebuvau tikras, ar tas jaunuolis kalba rusiškai ar nekalba, jis bandė tarsi angliškai kalbėti, tarsi ne, tarsi vėl kažkokia keista situacija. Ir aš sėdžiu, aš galvoju, tokio žmogaus, ten vidutinio amžiaus moteris, aš abejočiau, kad aš jai galėčiau, pavyzdžiui, pasiūlyti dabar užsukti į Adomo Juško spektaklį pagal Mindaugo Nastaravičiaus pjesę Vilniaus Senajame teatre lietuvių kalba. Net jeigu jisai su titrais. Aš labai abejoju, kad ten bent vienas dėmuo sudomins. Sakykime, panašų žmogų, tiesiog vidutinį žmogų, kuris galbūt 50 metų eina, dirba, nežinau, pardavėja, arba kažkokį taksistų, ar dar kažkuo. Kaip jam, nežinau, aš tai įsivaizduoju, kad mes turim jam padėti kažkokį laiptelį, kad jis iki to Mindaugo Nastaravičiaus, ar ten Juškos, ar ten Ivaškevičiaus, ar Koršunovo galiausia, kad jis užliptų. Ir čia ne tik kalbos klausimas. Tai ir, man atrodo, ir tam tikrų, vėlgi, kūrinių klausimas. Aš suprantu, kad, prasme, šitie laikai nėra tie laikai, kur labai norisi ten Čechovų statyti ir panašiai. Aš ką tik grįžau iš labai keisto tokio festivalio, kuris buvo skirtas Varšuvoje, LGBT, čia Dieve, žodžiu, visai šitai kur temai, aš susipainioju savo, žodžiu, raidėse. Aš ten žiūrėjau nuostabų pastatymą pagal Čaikovskio Gulbių ežerą su 3 klasikinėmis balerinomis, kurios darė spektaklį apie tai, apie žiaurę rusų baleto mokyklą. Ir tai buvo žiauriai, ta prasme, siaubingai įdomu. Grojo ten ir Čaikovskis, viskas ten grojo, ir baletas buvo, ir buvo būtent stereotipai baleto paimti, viskas buvo ten, to, ką mes galėtumėm paimti ir patraukti. Ir aš sėdėjau, žiūrėjau tą kūrinį, nesąmonę, sakau, suspenduoti kažkam, ką mes galim suspenduoti. Ta prasme, tu žmogus iš viso nesuspenduosi, žmogus kaip yra. Jeigu jisai negaus čia, jisai nueis ir pasims Ivanuškį International arba Liuboje ir viskas. Ir mes baigsim. Buvo baleto pastatymas. Tai buvo visiškai autorinis kūrinys, būtent apie tai, ką mes kalbam, atskleidžiantis požiūrį, kviečiantis. Jeigu tai baleto pastatymas nebūtinai gali visiems patikti. Mes galim po baleto pastatymo atsisėsti ir jį aptarti. Bet mes galim jo neaptarti ir mes galim jį uždaryti. Tai aš manau, kad aptarti ir uždaryti, arba neuždaryti, yra daug prasmingiau ir vertingiau, negu paimti ir tiesiog jo nematyti. Bet žiūrint kaip, čia yra požiūrio ir pasirinkamų priemonių klausimas. Žinau, kad turim klausimą. Jeigu mes nepažiūrėsime, tai nebus požiūrio. Tiesiog gramatiškai.
nebus požiūrio, nėra požiūrio, kad mes galim grįžti prie to paties Kastelučio klausimo, kur sėdėjom visi mes į vieną dūdą būtėm, nepamatę spektaklio, negali sakyti, kad jisai ten toks ar kitoks, ar kad Išmatas mėto į Kristų. Iki šiol visi kalba apie tai, kad Išmatas mėto į Kristų, mėtė tik į granatas. Vat ir problema, man atrodo, to nematymo, suspendavimo, rinkimuose nežiūrėti, nežinoti ir taip toliau. Tai 10 metų atrodo praėjo ir mes vis dar mėtom Išmatas į Kristų, o buvo visai kitaip. Aš tik labai dar trumpai sureaguosiu, nematau prieštaravimo, nenorėjau pasakyti, kad intelektualai turi savo diskutuoti, o plačioji visuomenė kažkaip turi būti atribota nuo to. Priešingai aš norėjau pasakyti, kad tie intelektualai, kultūros žmonės ir turėtų prisimti atsakomybę, būtent padėti, nežinau, ten ir edukaciniam lygmenį, švietimo lygmenį, ugdyti tą kritinį mąstymą. Čia yra esminis dalykas. Taip tam, kad atsirastų tokie kūriniai, o ne tiesiog kažkoks sentimentalus pastatymas, dar kartą pasakantis, kad atskirkime vis dėlto politiką nuo kultūros ir ten yra labai puikių gražių dalykų. Tai aš tą noriu pasakyti, kad kritinis mąstymas yra visiškai pats esmingiausias įgūdis ugdytinas jauniems žmonėms. Tiesiog man atrodo, kad mes šitame visame pokalbėje praradom tą vieną lygmenį, ta prasme kažkaip, nes atrodo, lyg šneka mes apie ten kultūrininkus ar, sakykime, kažkoks ten meno kūrėjus ir panašiai, ir visuomenė bendraja prasme. Man atrodo, visuomenė daug sudėtingesnė ir ypatingai šiuo atveju, ta prasme, ten yra vienas labai specifinis segmentas, kurio mes negalim palikti, palaukti ar suspenduoti kažkaip, ar dar kažkaip. Jie neateis, tiesiog neateis, nenueis, aš nežinau, į spektaklį Ronė Plėšiko duktė, lietuvių kalba, nes jie jos nesupranta. Jie nesupranta, ką reiškia geltona. Tiesiog, realiai, ta prasme, mes turim tokių žmonių, aš įsivaizduoju labai nemažai, aš gyvenu Naujojoje Vilniuje, pas mane visi kalba lietuviškai, nepaisant to, kad žmogus iš Mažeikių ir žemaičiuoja. Žemaičiuodamas kalba, bet vis tiek rusiškai. Nes visi aplinkui kalba rusiškai, nes ten tiesiog, nežinau, taip susiklostė per daugybę metų. Bet to žmonės mes kažkaip tai turime, mes negalim jų palikti, mes, man atrodo, šitą taktiką jau bandėme, ta prasme, su atskiromis, atskirais teatrais, atskiromis mokyklomis, atskiromis bendruomenėmis, ta prasme, viskas atskirai, o paskui žiūrim, kur jie, kodėl jie kažkaip tai kažkur kitur. Aš matau, kad jau kyla rankos, aš tik tais irgi norėčiau gal pritarti tai minčiai, kad kalbėdami apie kultūros atstovus ar intelektualus, kaip dabar įvardijom, nesinorėtų daryti kažkokio laiptavimo ir kažką nužeminti kaip visuomenė. Tiesiog galbūt visuomenė matau kaip gerokai platesnė žmonių grupė, kurie yra labai skirtingų suvokimų, skirtingų išsilavinimo žmonių, skirtingų pasaulėžiūrų, skirtingų kultūrų atstovų ir taip toliau. Ir taip toliau. Matau ten ranką, kaip tik iš aktoriaus iš Vilniaus Senojo teatro. Sveiki, aš esu Igoris Abramovičius, Vilniaus Senojo teatro aktorius. Kai prasidėjo, ką aš pradėsiu šiek tiek ir užduosiu klausimą, kai prasidėjo karas, LRT parašė straipsnį tokiu pavadinimu: spektaklis, kuris patiko Putinui, vis dar eina Lietuvos Rusų dramos teatre. Kas yra dėja netitinka tikrovės ir jam patiko pjesė. Pasirodo Triušis Edvardas, kur yra amerikonų kilmės rašytojas. Ir, žodžiu, mus nuo pat pradžių taip skleidė netiesą apie mus. Ir žiūrint į tai, kad tai yra valstybinis transliuotojas ir aš tikrai pasitikėjau, po šito man pasitikėjimo dėja nutrūko mano ryšys su to organizacija ir tas melas buvo ne vienas, buvo 3 atvejai. Aplamai tas, kai karas prasidėjo, labai sunkus laikotarpis, manau, kad rusakalbiams Lietuvos yra sunkesnis žymiai negu kitiem, bet čia gal man asmeninė nuomonė. Aš norėčiau užduoti klausimą, iš tikrųjų, dėl tos teatro mūsų veiklos, kadangi mes dabar atsisakom to mūsų pagrindinių turbūt, nežinau kaip čia pasakyti, dalykų, dėl ko mes galim vaidinti, tai ta mūsų kalba, kurią mes valdom geriau negu lietuviškai. Ir reiškia, mes vaidinsim dabar, ne taip kokybiškai, taip sakyčiau, jau 4 kalbom bandom vaidinti ir žiūrim, kaip rusišką kontentą įveža kažkokie neaiškus personažai. Tai mes matom kažkokie šunširdis, likimų ironiją ir jie pasiema tą žiūrovą
Ir mes jau kaip Lietuvos kultūros ministrė nekontroliuojam to kontento. Ir tiesiog eina ir mes jau nebežinom, kas ten tuo tarpu kaip mes, ta Vilniaus Senasis teatras vis tik yra Lietuvos prizmė to meno, taip toliau. Pažiūrėkit mūsų Eglutė pas Ivanovus ar tą patį Rozenkransą Gildensterną, kuris per Nekrošiaus prizmę žiūrim. Tai mes vis dėlto bandom ugdyti tą skonį ir mes tai galim kontroliuoti. Ar tai nebus klaida atsisakant šito ir perleisti viską tiesiog rinkai kažkokiai, kuriuo mes negalim kontroliuoti? Aš gal tik pasitikslinsiu, ar tas klausimas adresuotas kažkam konkrečiai. Nenorėčiau būti neteisingai suprasta, ko aš siūlau atsisakyti, tai tokių tradicinių, konvencionaliom priemonėm kuriamų klasikinių rusų kūrinių pastatymų. Aš apskritai kalbu, vienintelis dalykas. Ką aš ir bandžiau pasakyti pačioj pradžioj, ko aš raginčiau tikrai nevengti šito klausimo ir tiesiog sukurti akistatą su šituo klausimu, bet būtent labai jautriai apgalvojant, kaip kalbėti žmonėms, jiems suprantama kalba, nepataikauti, bet galbūt neįmantriom, galbūt visiškai paprastom priemonėm užmegzti ryšį. Nežinau, gal čia va Jonas galėtų, Jonas Tertelis, kuris yra dokumentinio teatro kūrėjas, dirbantis su bendruomenėm, galėtų pasidalinti savo patirtimi, nes aš intuityviai jaučiu, kad va toks kelias, jis yra rizikingas, jis nėra patogus, nes tu nežinai, ką tu gausi. Bet man atrodo, kad jis padėtų užmegzti ryšių su tai žmonėm, kurių mes, su auditorijos tuo segmentu, kurių mes nenorim prarasti ir galbūt norim ir naujų pritraukti. Tai yra būtent teatro formų ir sceninių pasirinkimų klausimas. Mes dabar turim teatrą, kuris gali vadinti rusiškai vaidina. Ir mes per Lietuvos kultūros finansavimą tai galim prižiūrėti ir daryti kažkokią tai tikslą. Ir panašu, kad mes atsisakom, mes einam į lenkiškumą, aš nesvarbu lenkiškai, bet kažkiek ten, nežinau, nesvarbu. Mes nueinam nuo to, mes nevaidinsim mes rusiškai. Ir tada duodam savybę. Bet čia aš pasakysiu visiškai savo asmeninį požiūrį. Aš žiūrėjau keletą gal du kokius spektaklius, kur aktoriai vaidino lietuviškai. Senojo teatro trupė vaidino lietuviškai. Ir atvirai sakant, man buvo, viena vertus aš kaip ir palaikau pastangas ir suprantu poziciją, bet iš kitos pusės man atrodo, kad tai yra tiesiog nesąžininga, čia apie tai, ką kalbėjo ir Andrius, ir Igoris, čia nekalba yra. Nekalba yra problema, tai pagaliau ir ukrainiečiai, dalis ukrainiečiųgi kalba rusiškai, nekalba yra problema. Tai jau geriau tas spektaklis, tegul jis būna vaidinamas rusų kalba, tam, kad būtų ryšys su žmonėmis, bet svarbu apie ką ir kaip. Aš jau galima sureaguoti dėl žiniasklaidos, kaip turintis kažkiek kompetencijos. Tai suprantu nusivylimą ir suprantu, kad žiniasklaidoje, ypač karo akivaizdoje, nemažai emocijų buvo ir vis dar yra. Ir turi šitą ydą viso pasaulio žiniasklaida, kad jį mėgsta dėmesį ir būtinai įkals į antraštę, kad Putinas kažką mėgo. Nepaisant to, ar mėgo, ar nemėgo, Stalinas mėgo filmus apie kaubojus, tai turbūt ir juos galima uždrausti. Bet man atrodo, kur yra išskirtinumas ir kodėl nevertėtų nusivilti visgi, nevertėtų taip kritiškai kalbėti, kad visgi tiek visuomeninis transliuotojas, tiek su išlygom kiti žiniasklaidos kanalai yra pakankamai atviri tai diskusijai ir paviešintų tą kritiką, kurią pateikėt jūs ir per tą laikotarpį, man atrodo, gal ne viskas padaryta, bet visgi yra nemažai bandymų pamatyti tą kitą pusę, yra nemažai bandymų kalbėti apie kažkokią padėtį rusakalbių Lietuvoje ir Visagino klausimų ir kitais klausimais. Ne viskas daroma gerai, bet ką noriu pasakyti, kad visgi yra tas atvirumas palyginus su kitom turbūt valstybėm, kurias galim pateikti kaip alternatyvą. Lietuvoje tu gali pateikti savo kritinį požiūrį, Lietuvoje tu gali pasakyti, žiūrėkit, Putinas mėgo pjesę kažkokią, jis galbūt absoliučiai apsivemtų matydamas mūsų pastatymą. Tai va, šitai reikėtų visgi vertinti ir iki galo nenurašyti mūsų emocijom pasiduodančią žiniasklaidą.
Galbūt yra auditorijoje dar klausimų? Jeigu klausimai dar tik bręsta, tai aš, Andriau, norėčiau užduoti dar vieną klausimą būtent apie repertuarinę politiką. Ir aš atsimenu pats, kaip prieš kelerius metus, dar prieš karui prasidedant, buvo bandoma žaismingiau pasižiūrėti į tuometinio teatro pavadinimą. Ir buvo galima perskaityti kaip Lietuvos rusų dramos teatras arba Lietuvos rusų dramos teatras. Taigi, ar artimiausiai ateityje yra vystomi ir puoselėjami projektai, kurie integruotų šiuolaikinės rusų dramos atsiradimą repertuare? Turiu menį, ar aš paprastai paklausiu klausimą, ar mes planuojam pastatymus rusų kalba? Ne rusų kalba, o rusų dramaturgų. Rusų dramaturgų. Dabar artimiausių metų, aš bijau čia kažką pameluoti, bet man regis artimiausiuose planuose turim ukrainiečių autorių. Nenoriu dar išduoti, nes su prodiuseriais kalbėjau, dar tokia, kaip ir supratau, renkasi medžiagą, bet planas yra ukrainietišką medžiagą dabar statyti čia kitų metų pabaigoje. Dabar mes šiuo metu interpretuojam Alessandro Bariko romaną Jūra vandenynas. Tai Jokūbas Brazys, čia vėlgi Adomas Juškas stato Mindaugo Nastaravičiaus pjesę. Tai principė mes dabar tokių planų neturim, bet iš kitos pusės mes turim repertuare tą patį Dėdę Vanią, kuris eina Markučių dvare. Labiau gal šiltuoju oro, aš manau, kad jau gal rudenį šį ir nebebus, jeigu neklystu. Nebebus. Tai va. Dabar artimiausiu metu tokių planų iš tiesų neturime. Ir iš tiesų jų neturime ne dėl to, kad mes svarstėme, kad jų reikėtų neturėti. Ta prasme, kad tai nėra kažkokia repertuaro politikos turbūt dalykas, bent jau aš kol kas mes apie tai iš tikrųjų nesam šnekėję. Tiesiog yra kiti planai, yra opera Hendelio planuose. Ta prasme, gan skirtingi dalykai ir iš tiesų tiesiog turbūt dabar tam matome pakankamai pastatymų dabartiniam repertuare. Ir vėlgi, jeigu ieškant tos proporcijos, vėlgi tas proporcijas, sakykime, ten tarp, nežinau, kokių dramaturgų, kokių šalių arba ten kokiomis kalbomis. Aišku, tarsi teatras nustato iš vienos pusės, bet iš kitos pusės mes gauname labai tokias, kartais aiškės, kartais tokias gal biškį ir miglotas arba su užuominomis nurodymus iš steigėjo savo kultūros ministerijos. Ir pavyzdžiui, kai teatro vadovui yra suformuluojama metinė užduotis pastatyti ten kažkiek pastatymų kitomis negu rusų kalbomis, tai aš nežinau, kaip tai suprasti. Ta prasme, galima kažkaip paprašiau atrodo pasakyti, tarsi, kad nestatykit rusų kalbą, atrodo. Bet pas mus skatina statyti kitomis negu rusų kalbomis. Toksai keistas dalykas. Tai susilaukiam tokių, bet kažkokių konkrečių kol kas planų su rusų literatūra ir dramaturgija dirbti neturime, bet turime planuose Šekspyro pastatymą Venecijos pirklį rusų kalba, kuris tikėtina visai ne dėl rusų kalbos galbūt kels šiuolaikiniam Lietuvoje ir pasaulio kontekste tam tikrų sumaiščių. Tai čia yra krūvas visokių opių, svarbių ir jautrių klausimų, man regis. Mūsų diskusija pamažu artėja prie savo pabaigos ir aš taip matau dar rankų, tai mes dar turėsime galimybę užduoti klausimus. Netrukus vienas iš mūsų pašnekovų turės palikti mūsų šią diskusiją ir keliauti į kitus darbus. Dėl to yra paskutinė galimybė užduoti klausimą tiesiai Pauliui, kol mes jį dar turime čia. Ir aš pats turiu dar vieną klausimą, nes mes dabar vis kalbam visą šią valandą apie gana racionalų prieėjimą prie šio klausimo. Ir vis dėlto mes turim pripažinti, kad mes esame žmonės, kurie turime ne tik protą ir priimam sprendimus vadovaudomisi ne tik protu. Ir kartais mums tiesiog labai skauda. Aktorius Igoris Abramovičius paminėjo ir tuos išgyvenimus, kuriuos tenka patirti vietos kūrėjams, rusakalbėms kūrėjams Lietuvoje. Tačiau lygiai taip pat mes galime atsigręžti, jeigu jau pradėtume ieškoti, kam yra sunkiau, visų pirmiausia, ko gero, ukrainiečiams yra tikrai nelengviau čia vietoje. Ir manau, kad ir mūsų visuomeniai mums lygiai taip pat skauda dėl to, kas vyksta ir Ukrainoje, ir dėl to, kas vyksta ir čia pas mus, ir tos įtampos, ir pastovus nerimo jausmas, kurį mes išgyvename, jis irgi verčia priimti vienokius ar kitokius sprendimus. Taigi, Pauliau, norėčiau užduoti tau klausimą, kaip būti čia, kai galbūt mūsų visi šitie argumentai ir sako vieną, bet jaučiamės tai mes kartais visiškai priešingai.
kiek teisinga leisti savo emocijoms priiminėti sprendimą šiuo Toks lengvesnis klausimas. Aš gal pabandysiu įpinti tai, ką apmaščiau dar prieš tą užduodat klausimą. Aš maščiau apie tai, kad mes karo fone dedam didelės viltis į tai, kad esam demokratijos. Ta prasme, kad mes skirtingai negu tos autoritarinės, totalitarinės struktūros turim įvairovę, turim racionalumą, pas mus kompetencijos, kažkokia intelektualumas reiškia daugiau negu galios struktūra. Ir ta prasme, man atrodo, visuomeniai labai naudinga yra kalbėti apie šitos dalykus, kai jie kelia emocijas, žymiai naudingiau demokratinė visuomenė yra atvira diskusija ir kalbėjimas, negu išstumimas tam tikro klausimo iš diskutuotinų, nes mes reikia pripažinti, kaip visuomenė su labai nemažai klausimų padarom šitą dalyką, kad tas diskusijas numarinam arba padedam jas arba į kažkokį teisinį stalčių, sakydami, tai kažkaip teisiškai apibrėšim ir viskas bus tvarkoj. Lietuvoje nemažai tokių klausimų yra ir šitas yra vienas iš jų. Aišku, kai tu kalbėjai apie tai, užsiminė apie ukrainiečių emocijas, aš įsivaizdavau iš karto, kad kaip ukrainiečiai sureaguotų į tai, kad čia su visa pagarba, bet čia mes diskutuojame, kaip sunku rusakalbiam aktoriui, nes jis negali vaidinti Čechovo ar kažko kito, to vargšo Čechovo, kurį mes čia valkėjam. Tai akivaizdu, kad tai yra netapatu ir kad Ukraina dabar išgyvena žymiai sudėtingesnį laikotarpį, bet mes visas tas emocijas ir visą tą perspektyvą, kurią mes turim, tai, kad mes turim visas tas perspektyvas, ta prasme, mes turim ir savo rusų kultūros dėmenį, mes bandom suvokti ukrainiečius, bandom pažinti ukrainiečių kultūrą, dabar bandom savo kultūrinėse diskusijose, istorinėse nuspręst, kas buvo herojai, kas buvo niekšai. Visa tai mums suteikia stiprumo, mano manimu, ir tokio atsparumo, ta prasme, kad mes kaip medžiaga patyrusi didelį poveikį išorinį, išmokstam, kaip tik tamprumo tam tikro. Man atrodo, tas emocijas labai natūraliai reikėtų išgyventi, įsileisti jas ir diskutuoti apie jas atvirai. Ilgą laiką mes klydom, mano manimu, kai bandydavom tas diskusijas spręst, arba uždarydami kažką į kultūrinius getus tam tikrus, arba atvirkščiai, nežinau, kažkaip priimdami tam tikrus dalykus kaip savaime suprantamus. Man atrodo, kad yra labai natūralu ir prasminga intelektualam diskutuoti apie Sigmą Boy, pavyzdžiui, kai jis išpopuliarėja, ar ne? Ir tuo pačiu labai natūralu ir prasminga yra tai visuomenė, apie kurią mes čia kalbam, kaip apie tokius mažutėlius, jiem kažkaip atnešti iki jų tą diskusiją, kurią mes čia turim, paaiškinti, kad ta masinė kultūra, kurią jūs vartojat, ji turi papildomų dėmenų. Supraskit, kas vyksta su jūsų protu, kai jūs įsileidžiat mintį, kad čia kažkas yra tokio absoliučiai normalaus ir neturi jokio poveikio jūsų mąstymui. Tai man atrodo, sakau, toj demokratijos perspektyvoje absoliučiai normali diskusija, kurios reikėtų tik daugiau ir nebijoti jos skausmingumo. Turbūt čia iš dalies dėl to yra priežastis, kodėl aš atėjau ir kodėl šiaip galvoju, kad prasminga diskusija ir kad tokių turėtų būti kaip tik daugiau, atviriau, nes jinai skauda. Tai jeigu kažkam skauda, kažkas renka žodžius, kad pasakytų dalykus, kažkas bijo išreikšti kažkokią nuomonę, tai apie tai ir reikia kalbėti demokratinį visuomenį, tai mus daro stipresnius. Tai čia tokia banali tezė, bet taip veikia dalykai. Aš mačiau ten dar klausimą. Aš norėčiau reflektuoti šiek tiek, nes aš tikrai ko nenoriu, kad mane čia gailėtų kas nors, ar aš čia atrodyčiau kažkoks, aš pilnavertiškas žmogus, dirbu per 3 darbus ir nebus teatro, aš esu sumilė, viskas su manim yra gerai ir aš gal dėl vyresnių kolegų pergyvenu, bet čia jų gyvenimas, ta prasme, viskas tvarkoj. Tai šiuo atveju aš suprantu, kad ir Zimbabvėje juodaodžiui tikrai yra sunkiau negu man ir žmonėm, kurie kariauja, irgi sunkiau ir ta prasme viską tą suvokiu, man daugiau, pergyvenu ne dėl savęs, o dėl Lietuvos. Nes tai yra mano šalis, aš čia gimiau, mano protėviai gyvena 150 metų ir man kartais pasidaro gėda už tos sprendimus, kuriuos mes priimam, nes man svarbiausia teatre ir daugumai, manau, kad Ramunijai reikia kokybė. Nes kokybė padaro mus tiesiog užkričia, žmogus eina po to į teatrą, nori vaidinti, nori būti geresnis, nori perskaityti. Nes mano akim degradacijos lygis yra toks šiuo metu, kad mes net nereikia nieko uždrausti, jie taip nieko neskaito. Koks ten Dostojevskis, Tolstojus. Dabar išeikime gatvę ir paklauskim, kas Flauberas skaitė ir kiek pakels rankų. Mes, jeigu, arba ten atsparumas tas, bet aš prie klausimų, iš tikrųjų norėjau užduoti klausimą. Per susirinkimą dažnai girdim dabar naujas vadovas, paaiškėjo, kad nekenčia rusų.
Ir sako mums, mūsų naujas vadovas, Vadorianas Imbrasas, sako mums, kad mūsų anūkai tikrai nekalbės rusiškai, nu, panaši retorika. Ir galvoju, norėjau užduoti klausimą, ar teisinga būtų išrinkti naują vadovo tokiai organizacijai, kuris nekenčia tos tautos. Ar jam ne per sunku? Aš manyčiau, kad mums, ar iš tikrųjų mes galime dabar atsakinėti ir daryti kažkokius klijuoti etiketės, nežinodami, aš nežinau. Aš tiesiog patikėti žodžiu, galima tai netiesa. Įsivaizduokim, kad taip. Manyčiau, kad tai būtų gana absurdiška situacija, jeigu mes pradėtume aptarinėti tikint žodžiu. Aš gal šitą diskusiją nutraukdamas tik pasakysiu, kad aš nenorėjau utriruoti jūsų situacijos, kaip palyginau su ukrainiečių jausmai. Čia, aišku, labai pigus argumentas, pažiūrėkime tai, kaip labiau kenčia žmonės kažkur, dėl to nekalbėkime apie tuos dalykus, nenorėjau to pasakyti, aš tik sakau, kad man atrodo, kad dabartyje, kalbėdami apie rusų kultūrą, mes tiesiog negalim atriboti ar atrišti jos nuo to, kas darosi Ukrainoje, ir jos yra kažkaip vienaip ar kitaip privalo būti refleksijos tam lauke. Ta prasme, mes viską, ką darom susijusios rusų kultūrą, turim pamatyti per tą perspektyvą. Ir čia jau neišvengiama yra. Tai nereiškia, kad visą laiką turim reaguoti ar kažkaip kiekvieną kartą lyginti skausmais, bet turėti galvoj ir tai, kas vyksta fone. Tai tiesiog. Labai dėkojame Pauliui už dalyvavimą diskusijai. Iš ties jau netrukus galėsim lygiai taip pat paploti ir atsisveikinti su kiekvienu iš šios diskusijos dalyvių, tačiau prieš tai, jeigu dar yra klausimų, tai kviečiu juos užduoti. Taip, prašau. Nežinau, ar tai yra klausimas, ar labiau pamastymas iš tikrųjų. Šiaip šita tema kažkaip atėjo į galvą, bediskutuojant su Mingaile ir bestebint, kaip Senojo teatro kolektyvas instaliuoja spektaklį, kaip ir erdvėse. Bet tuo pačiu jum bekalbant, aš pradėjau galvoti, o tai kaip užmegzti tą dialogą su bendruomenėmis, kurie yra kaip daugybinis mikroorganizmas visur Lietuvoje ir jie visi labai kompleksiški. Man teko lankytis Meilės Lukšienės mokykloje, kuri yra link Šalčininkų, man atrodo, važiuojant. Ir tą mokyklą baigė Nastaravičius. tą pačią mokyklą. Ir toj mokykloje yra mokama lietuvių kalba. Mane ten pakvietė dirbti teatro mokytoja, muzikos mokytoja, dirbo nuostabi muzikantė, fleitininkė, kuri gyvena netoli. Ir mes abi susitikom ir mes suprantam, kad mes atėjom į vieną didžiausių iššūkių savo gyvenime. Nes lietuvių kalba dėstančioje mokykloje visi kalba rusiškai. Ir kalba ne tik laisvai, bet ir keikiasi laisvai. Ir supratom, kad vis dėlto po kiekvienos pamokos, matant 0,01 pokyčio, yra pokytis. Ir kažkokia užsidegė tokia vidinė misija užmegzti dialogą, kartais netgi ir lietuvių, ir rusų kalba. Kad tai nebūtų vien tik dialogas lietuvių kalba, kad įeiti į jį. Ir tada iškilo daug visokių diskusijų ir tada priėjom pasižiūrėti mokymo programas. Mokymosi programose yra iškeltos kompetencijos, 5. Viena iš jų, kuri šiais metais yra svarbiausia, yra kritinio mąstymo kompetencija ir kaip ją kelti tiek lietuvių kalbos, lietuvių mokyklose, tiek tautinių mažumų mokyklose. Ir aš pagalvojau, o ko labiausiai trūksta mokyklose, nes tai yra ta pirmoji aplinka apart tėvų, kur mes išeinam. Tai yra specialistų, kurie ir gebėtų mąstyti, dėstyti ir eiti į dialogą, taip kaip jūs šiandien kalbatės, bet tiesiog, kurie būtų tiek pedagogai, tiek savo srities specialistai, nes tokiose bendruomenėse, kur iš tikrųjų galbūt daugelis kalba rusiškai, mąsto, žiūri, labai to trūksta. Tai aš sakyčiau, aš esu už tą poziciją, kad galbūt kurti mažesnius spektaklius, nebūtinai ten grandiozinius pastatymus ir juos eiti rodyti ir ne tik Vilniuje, bet ir už Vilniaus ir mažiuosiuose miesteliuose ir tas išvažiavimas kultūros iš sostinės, būnant ir sostiniai, bet ir išvažiuojant iš sostinės yra kaip vienas iš kelių, kaip pasiekti auditorijas ir su jom megzti dialogą. Nes tas dialogas, ten padirbus toj mokyklai, pavyzdžiui, yra ne savaitės, ne mėnesio, o metų. Tai tie pirmi žingsniai, aš tiesiog noriu jums padėkoti, kad jūs čia atėjot ir
Paulius išėjo, bet kad šitų susitikimų būtų daugiau ir galbūt jie būtų ne vien galerijose, Vokiečių 6, bet įvairiose vietose. Tiesiog žinau, kad dar ir Aleksandras yra dirbęs mokykloje ir turbūt pasisėmė nemažai patirčių, kokią didelę įtaką gali duoti žmogus, jo mąstymas ir jo patirtis atėjus į mokyklą. Tai tiesiog noriu gal padėkoti labiausiai, kad vyksta šita diskusija. Jo. Mes norim Agniai padėkoti, aš visiškai pritariu, manau, kad tai yra puikus pasiūlymas ir Senojo teatro vadovybei šiek tiek turėčiau kritikos, būtent repertuaro formavimo požiūriu. Aš visiškai sutinku, kad tokia veikla, ir jau trečią kartą pasikartosiu, bet tikrai to tikiu ir man atrodo, kad tai yra svarbu. Pasirinkimas kitų formatų, taikomojo teatro elementų panaudojimas, dokumentinio teatro, edukacijų visų. Šiuo atveju tai būtų vaisingiau negu Šekspyro pastatymas Didžioji scenoje. Galiu aš papildyti, bet 100% sutinku ir aš pats krūvą metų apie tai irgi šneku, galbūt kitoj šiek tiek plotmei, galvodamas ten labiau apie kultūros centrus arba ne tiek apie mokyklas. Aš kažkada siūliau čia kolegoms parašyti projektą kultūros tarybai. Čia kažkuriais metais, kai visi labai prikpeikėtavo eilinį kartą prieš Gražulio išrinkimą į Seimą, ir čia, man atrodo, vėlgi labai panaši situacija ir dabar vyksta. Ir taip toliau, kad padarytumėm kažkokį tokį, yra stiprios valstybinės įstaigos, ar ne, kuriams tikrai nėra labai finansiškai baisu nuvažiuoti kažkur ir nepelningai parodyti kažkokį spektaklį, ar ne, kad organizuotumėm kažkokį tokį rimtą festivalį, ar ne, menų, kūrybos ir panašiai Gargžduose, pavyzdžiui. Iš kur, ten tas žmogus arba į Biržuose, tarkim, iš kur ten yra kitas veikėjas neblogas, kurį 20 metų išėlės išrenka į parlamentą ir prieš kurį mes vėl protestuojam, ta prasme, bet į tos Biržus nevažiuojam, ta prasme, nes per brangu būna. Tai čia yra ilga istorija, kuri, man atrodo, niekada nesibaigs, nes viskas atsiremia į finansus. Ir va taip, mes ir kas 4 metus pasitiksim, pakalbėsim, kad iš tikrųjų tą reikėtų daryti ir iš tikrųjų žmonės, vienas kitas žmogus, kuris dažniausiai savęs nelabai gaili, tikrai eis ten ir ars, bet rezultato, aš manau, mes nematysim, kol iš tikrųjų stiprios institucijos, kurių tikslas ir būtų tuo užsiimti, tai yra, mūsų kontekste tai yra valstybiniai teatrai ir tikrai ne tik Senasis teatras, Nacionalinis dramos teatras apskritai neturi ką išvežti niekur. Pas jo spektakliai yra tokie grandioziniai, kad jie gali tik tai į Taivano festivalį nuvažiuoti. Tai aš sakyčiau, dar mūsų Šekspyras rusų kalba Vilniaus Senojo teatro scenoje, tai dar yra visai neblogas variantas, man atrodo, kaip šiek tiek prisiliesti irgi prie tos pačios kitos kultūros, jeigu nori savo kalbą. Bet aš čia šiaip, gal provokacijai toksai, aš nežinau, aš tiesiog sėdėdamas čia sugalvojau, ką daryti su rusų kultūra. Greitai. Aš pagalvojau, ką darytumėm, tarkim, aš, aišku, niekada nebuvau mūšio lauke, bet aš įsivaizduoju, ką daro su rusų tankais. Aš įsivaizduoju, galbūt yra jų nevažiuojančių, juos pastato kažkur ten muziejui, ten ar kažkur mieste, kaip trofėjai ir panašiai, bet aš įsivaizduoju, kad didelę dalį įrangos, kuri veikia, ją naudoja toliau. Tiesiog kitoms reikmėms. Tai aš kažkaip įsivaizduoju, kad tai būtų tas kelias, paimti tą medžiagą ir su ją dirbti toliau. Ar tai būtų Čechovas, ar tai būtų, aš nežinau, Sorokinas, ar tai būtų, aš nežinau, Putinui patikusi dramaturgija, tebūnie. Britų beje, ar amerikiečių, tai nesvarbu. Bet man atrodo, kad čia būtų tas kelias, tiesiog nepaleisti to ir dirbti toliau, nes jeigu mes tą paleisime, šitos bendruomenės nesusigrąžinsim niekada. Nes su ta bendruomenė, kuri, sakykime, pas mus, tarkim, Vilniuje ar Vilniaus apskrityje, Klaipėdoje, toj pačioj Visaginėje ir panašiai gyveno iki, nežinau, 10 metų atgal, kol neprasidėjo didesni šitie ir iš Baltarusijos, ir iš Rusijos migracijos procesai, tai mes dar turime kažkokį ryšį per bendrą sovietmetį. Su šitais žmonėm atvažiavusiais iš kitur, iš Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos, tos pačios, tai mes neturėsim jokio ryšio. Jokio, visiškai neturėsim jokio ryšio, mano supratimu. Ir jeigu mes atsisakysime kalbos ir atsisakysime tų, nežinau, tebūnie Čechovo ar dar kažko, kuris mums leidžia kažkokį bendrą vardiklį kalbai, diskusijai užmėgsti, aš manau, kad mes sufeilinsim totaliai. Ir po 15 metų sėdėsim, vėl panksim apie, nežinau, 5 kolonas ten ir panašiai. Labai tikiuosi, kad taip nenutiks, bet man aš tai matau tame tokią riziką čia, galbūt tas grįžimas dar prie tos kainos. Jo, bet čia mes iš karto kalbame ne tik apie kultūrą, bet ir kultūros vartotojus. Ir prisimenant Vilniuje ar šalia Vilniaus gyvenantį žmogų ir nežinantį žodžio geltona, tada man kyla klausimas, o ką mes kaip kultūros atstovai darome, kad integruotume juos į mūsų kultūrą. Aš pats esu susidūręs su dabar jau
aktyviai veikiančiais rusų kilmės menininkais čia Lietuvoje. Ir kai mes su jais studijavome Lietuvos muzikos teatro akademiją, aš girdėjau pasakymų, kad žmonės, kurie užaugo Lietuvoje, domėjosi kultūra, 18 metų iki akademijos jie augo Lietuvoje, jie išreiškė mintį, kad jie iki tol, iki atėjimo į akademiją, net nelabai žinojo apie lietuvių autorius, apie lietuvių tapytojus, apie lietuvių dramaturgus, nes visada atrodo, kad tie didieji yra ten, Didžiojoje Rusijoje. Ir klausimas tada, jeigu mes turime Lietuvos rusų dramos teatrą, arba turėjome Lietuvos rusų dramos teatrą, ar mes juos supažindinome su Lietuvos kultūra? Netgi papilčiau, ar mes juos supažindinome, ar mes apskritai pažįstam Lietuvos rusų kultūrą. O čia, man atrodo, fainas ir įdomus momentas, kuris, man atrodo, mums galėtų padėti išspręsti daug visokių klausimų. Aišku, yra fainų literatūrologų ir tas pats Lavrinecas ir panašiai ir tyria tuos kontekstus, bet aš nežinau, arba mes tų autorių galbūt, gal mes tuos autorius galėtume pabandyti atrasti, o ne, pavyzdžiui, Ukrainos arba Baltarusijos autorius, ar ne? Aš puikiai suprantu to prasme ir panašiai, bet man atrodo, kad susikalbėjimui su ta rusakalbė visų pirma bendruomenė, kaip be pasižiūrėsi, aš tikiu, kad didžioji dalis atvažiavusi iš Ukrainos ir Baltarusijos žmonių ir savo gimtoje kalbą puikiai šneka, bet pagrindė ta lingva franka mums vis tiek lieka ta kalba, kaip be pasižiūrėsi. Turiu omeny visam šitam buvusiam, galiausiai vėlgi yra krūva tų pačių emigrantų taksistai, pasižiūrėkit, visi iš Kaukazo atrodo suvažiavo ir jie rusų kalbas visi šneka, kaip mes su visais kalbėsim. Aš manau, kad iki anglų kalbos čia dar teks gerokai palaukti ir gali būti tiesiog per didelis laiko tarpas, mes prarasim tos žmonės. Aš turėčiau atsakymą, bet aš moderatorius. Gal dar yra paskutinės galimybės klausimams? Ir klausimų nėra, o tai reiškia, kad aš noriu padėkoti tiek diskusijos dalyviams, tiek šios diskusijos organizatoriams ir žinoma visiems atėjusiems čia gyvai ar stebintiems mūsų nuotoliniu būdu. Tikiu, kad kartais reikia išdrįsti iškelt klausimus, ties kuriais mes nebūtinai sutarsime ir man buvo gera matyti ir tokį užuomazgą į kažkokį pasišpilkavimą, kuris neišaugo į rimtesnį konfliktą. Tačiau manau, kad net ir muštinės ir konfliktas kartais, jeigu mes jį po to reflektuojame, gali duoti naudingą vaisių mūsų visuomenės vystymuisi. Tai ačiū visiems dalyviams ir iki kitų susitikimų Vilniaus muziejuje.